Mieste šurmuliavo bėgimo mėgėjai ir profesionalai. Jie dalyvavo Alytaus tiltai 2016 pusmaratonėje. Kaip sekėsi alytiškiams sportininkams, žiūrėkite kolegos parengtame reportaže. Sekmadienį Alytuje vyko Alytaus tiltai 2016 pusmaratonas. Jame dalyvavo virš 700 bėgikų. Neskaitant ilgiausios pusmaratono trasos, kurios ilgi 21 km 97 metrai, bėgikai galėjo rinktis 3 arba 10 km bėgimą, bei palaikomąjį, kurio ilgi 600 metrų. 21 km startą bėgikams davė Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Maratonininkai bėgo Kaniūkų, Baltosios Rožės, Antano Juozapavičiaus ir Tūkstantmečio tiltais. Dalyviai džiaugėsi gera trasa, kuri jiems leido susipažinti su gražiausiamis miesto vietomis. Gausiai susirinkę žiūrovai tarp dalyvių išvydo ir 3 iš olimpinių žaidynių Rio de Žaneire praėjusią savaitę grįžusius alytiškius – maratono bėgikus Vaidą Žusinaitę ir Remigijų Kančį, bei sportinio ėjimo meistrę Brigitą Virbalytę Dimšienę. 10 km moterų grupė 3 vieta atiteko Živilei Maldeikienei, 2 vieta tenkinosi alytiškė Brigita Virbalytė Dimšienė, o ant 1 vietos pakylos lipo Loreta Kančytė. ME grupėje 3 vieta atiteko Justinai Jusaitytei, 2 liko Vaida Šacikauskaitė, o nugalėtoja tapo alytiškė olimpietė Vaida Žusinaitė. Vyrų kategorijoje 10 km distancijoje 3 vietą užėmė Karolis Variakojas, 2 vietą tenkinosi Lukas Rasevičius, o nugalėtojų tapo olimpietis Remigijus Kančys. Visiems dalyvavusiems buvo įteikti atminimo medaliai. Visų distancijų nugalėtojams miesto meras įteikė taures. Marius Šabanevičius, Dzūkijos televizija.